Labas rytas. Žinant tos lietuviškus rudens orus, kai už lango pilka ir drėgna, o vienintelis noras dar pasivolioti lovoje. Tokiais momentais supranti, kad motivacija ne visada ateina pati. Tačiau būtent tokie rytai išmoko mus vieno. Svarbu ne tik laukti įkvėpimo, bet keltis ir daryti tai, kas būtina. Aš pradedu dieną nuo paprastų dalykų. Nueinu į šaltą dušą, pasiimu pusryčius, užsipilu arbatos ir suprantu, net jei sunku, yra darbų, kuriuos turi padaryti. Į kiekvieną tokį rytą aš dėkoju savo ir savo kūnui už tai, kad einu į priekį, o vakare, kai būtiniausi darbai bus padaryti, laukia atpildas. Bet apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Šiandien noriu pasidalinti su jumis savo eilinę darbo dieną. Įprastai mano darbo dieną sudaro 2-3 treniruotės. Normalu, kad dienos gale kūnas pavargsta, protas dar labiau. Todėl šiandien aš noriu parodyti jums, kaip aš stengiuosi atpalaiduoti ir savo kūną, ir savo protą po sunkios darbo dienos. Pirmąją treniruotę pradedu Newton Gym'e. Kaip katinas per morčių. Fizinis pasirengimas tai yra pamatai, ant kurių laikosi mano kūnas ir kova apskritai. Čia stipriname ne tik raumenis, bet ir balansą, stabilumą, jėgą, ištvermę. Viską, kas leidžia man stovėti tvirtai ir kontroliuoti situaciją ringe. Daug žmonių galvoja, kad kova tai tik judėjimas ir smūgiai. Bet viskas prasideda nuo kojų, nuo centro, nuo stabilumo bazės. Jei kūnas nevaldo savęs, jis negalės valdyti ir varžovo. Šiandien dirbame su fizinio pasirengimo treneriu Andriumi Biruliumi. Jis prižiūri mano pasiruošimą, taiso klaidas ir padeda man būti stipriausiu ne tik kovoje, bet ir kiekvieną dieną gyvenime. Prieš statybos vyksta, o mes iš padarydo pasportuoti. Šiandien dieną prasideda aktyviai. Treniruotė su Andriumi Birulinu, Newton Gym'e. Antrą treniruotę pas Eleną Fidėjai ir vakare kickbokso treniruotę. Nu, pačiam vakare, užbaigimui, mes šiandien turėsim ne ką kitą, o mano mėgstamiausia pirtelę. Važiavam. Fidėjoje aš lankausi jau ne vienerius metus. Kartu su Elena Bučia tvarkome mano potrauminės vietas. Dažniausiai pečių, riešų bei kelių stabilumas, na ir kas be ko viso kūno tvirtinimas. Pagrindiniai įrankiai, kaip matote, redcord, maži svareliai bei pasipriešinimo gumos. Elenos dėka ne viena trauma mano buvo sutvarkyta, tad pasinaudojus galimybę noriu pasakyti šitam video jai ačiū. Ačiū už darbą, ačiū už indėlį į mano kūną ir pasiekimus. Po 2 rytinių treniruočių dabar keliaujam į darbą, nes mūsų laukia dar 2 privačios treniruotės, 2 klientai. Na ir tada namo valgyti, ruoštis, puoštis ir į vakarinę treniruotę. Privačiose treniruotėse mane aplanko įvairaus plauko ir pajėgumo žmonės. Tarp savo treniruočių dirbti tikrai nėra lengva, bet visada džiaugiuosi galėdamas žmonės išmokyti kažko naujo. Kartais treniruotėse tenka sutikti tikrai labai įdomių žmonių. Tad į šią veiklą žiūriu labiau ne kaip į darbą, bet labiau kaip į savo hobį. Dar viena įtempta diena, pagaliau atidirbom, dabar namo pavalgyti, šiek tiek dar padirbti prie kompo ir atgal vakarinę. Važiuojam. Na, o šiuo metu, kol turiu laisvesnį periodą, stengiuosi vakarinėse treniruotėse daugiau laiko skirti technikai. Per ilgus metus atiduoto šiam sportui susikaupė nemažai traumų. Todėl tikslumas ir smūgiavimo technika šiuo metu mano kasdieniam darbe yra prioritetas.
Andy Huberman, vienas žymiausių pasaulyje neurologų, dažnai kalba apie pirties naudą ne tik sportininkam, bet ir kiekvienam žmogui. Pirtis padeda mažinti uždegiminius procesus, pagerina kraujotaką, skatina hormonų išsiskyrimą, tokių kaip augimo hormonas, kas yra labai svarbu ne tik sportininkui, bet ir apskritai žmogui. Ir netgi stiprina psichologinę gerovę. Paprastam žmogui tai reiškia geresnis miegas, stipresnis imunitetas ir mažiau streso gyvenime. Arba bent jau išmokti jį valdyti. O sportininkui tai reiškia geresnis atsistatymas, geresnė raumenų regeneracija ir netgi didesnis jėgos bei ištvermės potencialas. Pirtį rekomenduojama lankyti 2-3 kartus į savaitę po, sakykime, 10-20 minučių, tam, kad pajustumėt visus pirties privalumus. Beje, moksliniai tyrimai rodo, kad žmonės, kurie lankosi pirtyje 2-3 kartus į savaitę, sumažina netgi 23% tikimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis. O žmonės, kurie lankosi nuo 4 iki 7 kartų per savaitę pirtyje, netgi iki 48% sumažina tikimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis. Ir tai yra kosminiai skaičiai. Asmeniškai aš mėgstu lankytis pirtyje nuo 2 iki 3 kartų. 2 kartus į savaitę aš apsilankau gan trumpai, po 1, maksimum 2 užėjimus 15-20 minučių, o savaitgaliais aš jau darau tokį team buildingą, jeigu galima pasakyti, susirinku arba su šeima, arba su draugais, pasipirtinti ir padaryti visas procedūras su vantom. Nusiurasuojam, pirmą užėjimą einam. Iki buvau sakęs, kad su saunom yra faina ir malonu sėdėti, kad netgi vaikai mano. O, čia jūsų vyrukai. Vyrukai net nesimato. Du geriausi, didžiausi vaikai. Kaip tau sėdėsi? Gerai. Patinka? Ja. Lengva sėdėti? Patinka. Ir ta patinka? Nu, tu kieta. Gerai. Mes einam pirtintis, o su jumis susimatysime neužilgo. Atsigulti, pakaifuoti. Garuojam biškį. Kaip savijauta? Savijauta fantastiška. Atsigerti daug mineralų, beje, gerkit labai daug skysčių pirtyje ir nepamirškite druskų bei mikroelementų. Padarau 3-4 užėjimus po 15-20 minučių ir jaučiuosi nuostabiai. Tiesiog po jos. Apskritai, kai pirtį įvedžiau į savo gyvenimo racioną, mano atsistatymas pagerėjo, mano nuotaika pagerėjo. HRV, tie žmonės, kurie seka su išmaniuoju laikrodžiu savo sveikatą, savo atsistatymą po sporto ir apskritai krūvių. HRV yra tas rodiklis, kuris parodo, kaip jūs per naktį atsistatot ir kaip jūs turėtumėt jaustis ir koks yra jūsų pajėgumas ateinančiai dienai. Tai pradėjusi pastoviai lankytis pirtyje, mano HRV nuo žalios normos nusklydęs dar nebuvo. Nors prieš tai būdavo momentai, kai buvo ir ant geltonos, ir netgi ant raudonos. O tai kalba apie ką? Apie prastą atsistatymą. Bet sutvarkius šitą reikalą ir mano savijauta pagerėjo. Beje, dar keli protokolai buvo paminėti knygoje Timo Ferrio Tools of Titans. Ir ten buvo pasakyta, kad galima savo augimo hormoną išsiskyrimą padidinti 2 kartus. Jeigu jūs užeisite į pirtį 80 laipsnių karščio, pabūsite 20 minučių, pusės valandos pertrauką, 20 minučių, tuomet jūsų augimo hormonas padidės 2 kartus. Bet jeigu jūs ateisite į pirtį 100 laipsnių temperatūros ir padarysite 2 užėjimus po 15 minučių, 30 minučių pertrauką, tai netgi 5 kartus padidėja jūsų augimo hormonas. Bet prieš tai jums reikia būti kaip minimum 2-3 valandas nevalgius. O vandenį, aišku, būtinai reikia gerti. Tai pažiūrėjus apskritai šitą reikalą, versijų yra be galo daug. Tai jums rinktis, kaip eiti. Aš asmeniškai žiūriu, kaip aš jaučiuosi, kaip kūnas jaučiasi. Ir kai aš priprantu prie to pirties ritualo, aš jau pats jaučiu, kada aš noriu eiti pirtį ir kada mane jinai kviečia. Tad rekomenduoju tai ir jums. Taip pat yra mokslinis tyrimas, kalbantis apie tai, kad apskritai pastoviai lankantis pirtyse ženkliai sumažina galimybę mirti nuo praktiškai visų ligų ir susirgimų. Todėl, chebra, būtinai pasirūpinkite savimi, savo kūnu.
jūsų kūnas daro viską, kad jūs galėtumėte gyventi savo laimingą gyvenimą, tai jūs ką galite padaryti, atsidėkoti jam tuo pačiu. Nueikite į pirtį. Bet žiūrint į kasdienį gyvenimą, pirtis pirčiai nėra lygi. Ir daug žmonių apskritai nemėgsta pirties, nes turi kažkokias prastas asociacijas su jom. Būtent todėl aš savo gyvenime pasirinkau saunom sistemą ir apie ją noriu pasakoti jums šiek tiek plačiau. Nes ne kaip įprastos krosnės, saunom pečius užtikrina tolygią temperatūrą visoje pirtyje bei patogų kvėpavimą. Taip pat padeda išlaikyti tobulą mikroklimatą visoje pirtyje. Todėl pirtis tampa ne tik naudinga, bet ir be galo maloni. Ir ją nuoširdžiai galiu parekomenduoti ne todėl, kad tai reklama, o todėl, kad aš pats ją naudoju, vedu savo vaikus, savo antrą pusę, savo draugus, kurie nemėgo pirties prieš tai, o dabar jie tiesiog myli ją. Ir apskritai reikia ieškoti tų būdų, kaip restartuoti save, kaip atsipalaiduoti, kaip pasiruošti naujai savaitai. Vakarėliai ne man, pirtis rekomenduoju. Na štai mes matome, kaip tik ką įšilusi pirtis, dar garų nėra, dar vandens nebuvo pilta ant akmenų, įjungiam saunom sistemą ir kaip po truputėlį pradeda kristi temperatūra nuo pat viršaus ir cirkuliacija prasideda po visą pirtį. Na, o dabar įjungiam šviesą ir eisim į vidų, parodysiu, kaip viskas atrodo iš vidaus. Tai galime matyti, kaip šyla pirtelė, garas kyla ir čia yra termometras. Tai vat, prie termometro čia saunom sistema paima garą, paima iš šitos skylės gryno oro ir pro čia, pro apačią išleidžia. Ir tokiu būdu mikroklimatas cirkuliuoja pastoviai oras su degonim pirty. Mikroklimatas yra idealus pirteliai. Ir iš tiesų, kol saunom sistema yra įjungta, aš jau jaučiu, nes dar vandens nesu įpylęs, jau jaučiu drėgmę šitą pirtį, nes jau pradedu drėgti. Bet du dalykus iš tikrųjų noriu parodyti. Kaip pučia saunom sistema būtent tą orą, garą, kur netgi matosi. O antras dalykas, čia. Apačioj drėgmę rodo. Tad žiūrim pirmas bairis. Ir jūs galite matyti, kaip kyla, juda garai. O čia juda garai ir tuo pačiu opa, jau galite jausti, kaip ir kamera rasuoja, ir drėgmė kyla labai greitai pirtyje. Nenoriu ilgai būti su kamera, bet jinai kyla virš 60. Dažniausiai kažkur tai šitoj vietoj būna drėgmė. Nematai, čia kamera, va, pasukti. Žodžiu, kol nesišlapau, bėgu aš iš pirties. Ir galima matyti, jau dabar aš kelias minutės pabuvau tik tais ten, jau 62 laipsniai. Tai reiškia, tas oras, kai sėdi pirty, dažniausiai būna pasislaksnavęs šalta, vidutinė, karšta temperatūra. Jeigu viršui ten laikosi 100 virš 100, visas šlapas kiaurai. Apačioj, per vidurį 60, apačioj 30, tai kaip mes įpilam ir sumaišom visą šitą, maždaug visoje pirty gaunasi panaši temperatūra. Tom yra toks dalykas, ypatingai tiem žmonėm, kurie mėgsta sėdėti pirtyje. Bet aš visada rekomenduoju nesėdėti, o visada atsigulti. Atsigulti ir kojytės pakelti į viršų. Tada pats didžiausias efektas. Kojos šyla, cirkuliacija per visą kūną irgi eina. Ir jūs pasipilinti taip, kaip turi būti. Jūs šyla visų kūnų, galva tada gaunasi vėsiai, jūs kvėpuoti turit kom, ačiū saunom sistemui, tiesiog gulit ir savo kaifuojat. Filmuoju, kaip šiltas išeinu, o durys čia pačios, žinok, neužsidaro šitą pirtį. Ant kiek gera pirtis, bet durys pačios neužsidaro. Papasakok, kaip tavo patirtis, kaip pirmas užėjimas? Gerai. Lengvai sėdėjai, 15 minučių išbuvo, mes 20, jie 15. Antras užėjimas jau bus su vantom. Norėsi vantų? Būtų vantas. Vantą? Ai. Lapeliai? Jo, norėsiu. O tu? Ne. Ne?
Bet žinot, vis tiek reikės. Aš ne. Antrą užžymą praėdom, jau po trečio. Antras buvo su druskom, trečias su vantom. Bet tas momentas, kai nori šnekėti, jo balsą užduoda tapsa. Mūsų ninja, master kung fu. Buvo truputį ekstremo. Padarėm, pašildėm kaulus irgi. Kiaurai prašydėm. Sušilom, sakė. Ir nereikia nei alaus, nei kažkokių tokių balių. Va čia geriausias balis, kur gali būti. Nulina smegenis visą gyvenimą. Sergejus jaučiasi apsvaigęs, ne? Oi. Skrenda. Got high on my own supply. Ką jūs, vaikai? Gerai leidžiamės. Ką jūs? Gerai leidžiamės. Leidžiatės? Kur leidžiatės? Nuo kur? Gerai laiką. Laiką? Eisi dar pirtintis? Pirtėje buvo pakėlę, dabar leidžiasi. Tai vat kažkaip tai taip. Mes ir pirtinamės. Tik užėjai iš karto. Viskas užgaruoja. Bijau, kad nesugadinti kameros. Bet pirtis yra va tokia.